Labas rytas. Labai džiaugiuosi šitais rytais, kai atsukom laikrodį, nes atsikelti yra šviesu, kai atsikeli. Tai šiandien noriu aš jums parodyti, iš tikrųjų tai du tokius modelius. Vienas Urban Edge, tai yra atsparus vandeniui, tinkantis rudeniui ir žiemai avėti batai, ir jų yra šitokia man labai graži spalva, čia yra šių metų nauja spalva, ir šita yra labai gražiai žiūrisi juoda su ruda, toks derinys, čia yra tas pats modelis, tik tai skirtingos spalvos, turi štai tokį protektorių ir viduje fliuso pašiltinimą. Tai čia Urban Edge modelis, tada yra Zinc Frost modelis, irgi labai gražios rudos spalvos, padas irgi toks rudintas yra, viduje yra pašiltinimas, tik šitie batai nuo šitų skiriasi savo aukščiu. Kai norisi tiesiog avėti lengvus kėdus, bet su pašiltinimu. Tai yra Zinc Frost modelis iš Bileka. Dabar patys perkamiausi tai Antal Venero modelis, juodi, su užtrauktuku, su raišteliais, labai lengvai pritaikomi, turi viduje tokį irgi minimalų flisinį pašiltinimą. Ir šitie batai, kiek mes bandėm moterim, kurios turi halux valgus problemą ar ne pėdos kauliuką, tai šitas modelis jom labai tiko. Venero iš Antal. Ir kitas modelis, irgi parodysiu, žieminis variantas, irgi iš Antal. Jisai turi tokį vilnos pašiltinimą, tai yra šilti labai batai. Ir čia turiu tokį parodyti jums ilgaaulius, veliūriniai, verstos odos, geriau taip sakykim. Ir vidus šitie būtent veliūriniai ilgaauliai, jie neturi pašiltinimo, vidus yra toks, bet iš tikrųjų pasipuošti ir kažkur eiti su jais rudenį ar pavasarį, tai yra labai puiku. Šitie batai, sakyčiau, kad netiktų tik tai labai plonai kojai, nes čia yra pakankamai daug platu ir dar yra elastinis audinys, kuris dar tempiasi, tai sakyčiau, jeigu jūsų koja yra labai liekna, tai šis modelis tiesiog neišpildys šitos vietos ir šitos. Nebent jūs mėgstate avėti džinsus ir juos susikišti vidų į kelnes. Kelnes į batus. Tai toks yra modelis dar. Jeigu norėsit, kad dar kažką parodyčiau, sakykit, čia dar turim paskutinius du likusius 38 ir berods 42 iš Haverit modelį. Labai gražiai žiūrisi, labai tas gražus yra geltonas siūlas padarytas, tai stilingi, labai pašiltinimo juose nėra, tinka tokiam rudeniu ir pavasariu. Tai tiek reikalų.